tipo, iš pradžių 3 pirštai tikdavo. Aš nežinau, tai aš porą eisų buvau padaręs, tu irgi ten gerai braižti. 14-15. Oba, aerobika kiekvieną rytą. Savo mamą šaukdavom aerobiką. Viktorija, ne? Patikdavo jaustis gerai prastampytai. Ką tu čia darai? Nieko, atėjau su jaunimu, miškelį pabūt. Tai tau 44. Man kiek? Ampaso 44. Kaip tu apsirengęs, kas čia vyksta? Normaliai apsirengęs. Prašau, išeik, tėti. Išeik, tėti, išeik. Emotional damage! Pažiūrėk, nori visi, kad pabūčiau. Norit jo triuką parodysiu. Ką? Kas tas jo? Opa, opa, opa. Va, Zeimers vadinasi triukas. Mažas lauriukas, lopšelis upas. Daryk gėdas, prašau. Gerai, išeina. POV, kai tėvus išeina. Varau su savo draugais skeiteriais GNG sindikatų. Pats įsuremontuosiu. Atsiprašau, Hebra. Nu, tėti. Nu, gerai. Ja, mes susišnekam, žinok. Su ko? Su sūnu. Su sūnu. O tai ką, neklauso? Klauso. Viskas gerai klauso. Bet žinai, noris tą gyvenimišką patirtį kažkaip perduoti. Žinai, ir krūtas aš esu. Vis tiek. Krūtas. Krūta gal sakyti, jau nelabai krūta. O tai ko jūs nesusišnekat, kas neišeina? Nu, pavyzdžiui. Ateik, kur aš vienas esu. Marki, pala. Laurinai, reikia pašnekėti mums apie seksą. Kas yra seksas? Kaip atsiranda vaikai? Aš apakaviškai. Kas iš tikrųjų įvyko, kad tu atsirastum? Žiūrėk, kai tėvelis myli mamytę, atsiranda pas tėvelį medis. Medis, kuris leidžia ferverkus. Kad geriau įsivaizduotum. Tėti, aš žinau, kaip seksas daromas, man 14 metų. Dėl to nykštukui reikia užsidėti kepurytę. Aš su kepurė nykštukas. Puf, 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 šaudau. O viskas mano skrybeliai susirinko. Aš noriu, kad tu būtum nykštukas. Prašau, išeik. Visada užsidėk kepurytę. Visada. Nu, ką čia žiūri? Kas čia yra jau tie tavo trimeriai? Kaip čia tas vadinas? PewDiePie. Trimeris, PewDiePie. Koks streameris? Streameris gal? Ne, aš dabar pamokoju, esu čia taigi klasės matematikos dėstytojas. Online pamoka vyksta ir tu man trukdai. Eik, tik aš jau matęs, žiūri žaidimus, kaip kiti žaidžia žaidimus. Gal nori pažiūrėti, kaip aš žiūriu, kaip kiti žaidžia futbolą? Būsi mano trimeris. Gali netrukdyti man mokytis? Galiu. Ačiū. Kas čia per? Lauri, tu sudaužai kvepalus mano? Ką? Ne. Visas namas mano kvepalais. O tu čia pasikvepinai? Nu, biški pasikvepinau. Čia ne biški, tu apsipylei su tėvo kvepalais. Kodėl tėčiaus kvepalus įmi? Ką? Nu, tu man Spider-Man'ų nupirkęs kvepalus, tavo geresni. Dėl to, kad Spider-Manas yra visų berniukų herojus. Nori virbėm šaudyt, ką? Ar nenori? Lauri. Aš ne berniukas, aš jau. Papūsk? Kodėl? Papūsk? Išsiskalavęs burnas, suskyšiu, jau kokį laižiaką dėsi, mergaitė. Ką, jau laižiaką? Nu ką, baig. Kur eini? Einu, su draugė susitikti. Su draugė susitikti. Tai jau bus. Ką? Nustok. Ką nustok? Viskas. Laurė atsargiai su mergom. Laurinai, žiūrėk, neužmiršk. Moteris yra kaip pliušiniai žais. Aš kažką netaip darau? Ne, aš labai užpylį daug. Tai nežinau, tu su tos, gal kažkokią veiklą bandėjai kartu, kad abiem patiktų, nežinau. Nu kaip? O 14 padau? Ne. O paduok. O ne. Duodu. Žiūrėk. Va. Va. Ne. Nu ką?
O žiūrėk, kaip tėtis darbuojas. Kas? Matau iš čia. Nu. Ką tu matai? Ką aš dabar padariau? Tokius sukimus. Ne, aš dariau. Ponai su kostiumais, oi, kokie mes protingi, o paprastam žmogui reikia mokėti. Tu atsistok normaliai žmonėms papasakok, dėl ko kainuoja tiek elektrą. Mala per aplinkui, duoda. Pažiūrėk, kokie vobleriai gražus. Aš tokį buvau nusipirkęs. Smagu, ką galima būtų ne tik tai žvejoti, bet ir apie žvejybą laidą žiūrėti, Lauryna. Atsimeni, kokį buvom ištraukę, tą grūdą pas babą, tą liniuką tokį. Pirmą liniuką ištraukėm, paskui andriuką ištraukėm, paskui laimuką ištraukėm. Gerai, ką gyvi visi buvo. Ai, čia abudu jau į tą telefoną įlindę, tik tai mimi žiūrim, mimus žiūrim. Čia senas mimsas, tėti. Bet tu žiūrėk, tu nematai čia kažkur savo klaidų, nežinau, negalvotum kažką pakeisti šitose situacijose. Ką tu turi omeny? Ne, žiūrėk, aš tau pasakysiu kaip draugas, gerai? Atvirai, galiu? Supranti, aš tave pažįstu jau 40 metų. Ir tu paauglystėje nebuvai kietas. Tu ir dabar, nesi kietas. Kodėl tu dabar bandai būti kaip paauglys, kažkaip prisitapatinti prie tų paauglių? Kam tu tai darai? Nes sūnų noris kažkaip išmokyti, perteikti kažką. Supranti, tau nebesisteng būti to, ko tu nesi, gerai? Supras, kad tau yra 4 metai, tave kamuoja vidurio amžiaus krizė, tu kračiau aplinki ir iš vis, supras, kad fulkepą, žinok, šitos problemos nepaslėpsi. Tu įsigilink į sūnų, gerai? Pasisteng supras, kas jam būtų įdomu, kas jam patiktų. Kas plinka? Nieko aš neplinku. Plinki, jau 5 metai plinki. Kur plinki? Tai tu plaukus, kai atgal. Tai gerai, tai visi į priekį šukuoja plaukus. Lauriukai. Noriu biškį pašnekėti su tavim. Kiek kartų prašiau nevadink manęs Lauriuku. Laurynu arba Lauriu, Gerai, Laurinai. Atėjau tam, kad pasakyčiau, jog suprantu, dėl ko taip jauties. Dėl ko esi nuliūdęs ir truputėlį piktas. Tėtis biškį perspaudė, taip? Biškį? Neina susikalbėti su tavim. Aš nesuprantu, kokią tu kalbą šneki. Laurinai, supras, kad čia yra ne iš blogumo. Aš norėjau savo vaikui padaryti įspūdį, aš norėjau, kad mudu būtumėm geri draugai, aš norėjau, kad kiti galvotų, o kokį kietą tėtį Lauris turi. Kietą tėtį? Pažiūrėk, ar aš tu mano draugam. Sheesh, no ha. Your business slap, amazing, very cringe. Čia, pavyzdžiui. Ai, čia ta. Slei, kaip tau Lauriukas mano patinka. Atrašė ką nors? Jie nebebendrauja su manim. Ir iš vis kokias tu nuotraukas pats keliesi. Kas čia? Memas čia yra. Koks jausmas, kai mokytojai namų darbų užduoda. Čia šitą nedarai gėdas išjung, čia pačiam gėda. Gerai, atsiprašau, supratau. Aš darau savo dalykus, tu daryk savo dalykus. Ir aš nebesikišiu niekur. Gerai? Gerai. Viskas. Dabar apsikabinę, biški cringe, ne? Cringe. Išsisprendė pagaliau kažkaip. Ačiū tau, iš tikrųjų. Ne, žinok, rimtai, aš vieną dieną kažkaip pergalvojau savo visus veiksmus ir nuėjau pas Laurį, sakau, Lauri, aš noriu būti draugu ir darom kartu, kad abiem būtų malonus dalykai. Ir, žinok, ir veiklos sutapt pradėjo, ir pomėgiai sutapt pradėjo, hobiai pradėjo sutapt. Dabar esam iš tikrųjų neatskiriami draugai. Viena komanda.
Čia aš galiu šitą. Sėdi, kol 15 lašų nuo nosies kraštelė nukris. Kiek nukrito? Aš nebe... Kas nebe? Sėdi, sėdėk. Nepajausi malonumo visų. Nu kaip dabar išeis čia? Gerai, eik, kalbsti jau. Lori, atsibudai. Gerai, dabar dar 15 minučių pasėdėm ir galime eiti. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų skečą. Tikriausiai vidury pastebėjot, kad užsiminėm kažką apie Digi klasę, bet taip daugiau ir neišsiplėtojom. Tai dabar, Laurinai. Taip, kviečiam jūs mokytis Digi klasiai. Pradėkit ruoštis egzaminam jau dabar ir nereikės parintis. Tėvai, nevarkit bandydami padėti su matike vaikam, palikit tai profesionaliem online korepetitoriam. Va, kaip gerai pasakė, šaunuolis. Egzaminai užknisa jaunime, ar ne? Rai, atsiprašau, čia man dar užtruks truputėlį, kol tuos demonus išvarysiu iš savęs. Bet Digi klasiai išskirtinės pamokos, korepetitoriai geriausi Lietuvoje, 5 kartus pigiau, išskirtiniai būreliai, Digi klasės bendruomenė, vaizdo įrašai ir daugybė kitų privalumų, kuriuos rasi tik tai digiklasė.lt. O su kodu SAFAS10, 10 eurų nuolaida pirmam pirkiniui. Ir dabar padarom debą su tečiu. Baig. Nu, Laurinai.